Sveiki. Per visą šitą ilgių laiką nesikalbėjom, nes iš tikrųjų buvo daug labai asmeninio tokio darbo su savo vidum ir matau, kad jo nesumažėjo. Pokyčiai labai ryškus kiekvienam asmeniškai ir šiandien noriu pakalbėti apie tą ne abstrakčiai, o apie pamatymą savo vidinio pykčio, vidinio erzelio, tokio peraugančio į kerštingumą. Vat jis kažkur pilve, vat jis pilvo srity, arčiau skrandžio. Gali būti nuspaustas, gali būti taip priprastas, kad jūs jo nejaučiat ir jūs sakot, aš nepykstu, man viskas gerai. O iš tikrųjų vyksta ligos, vyksta nesantaika, vyksta barniai namuose. Ir visa tai rodo, kad jeigu tai vyksta su manim mano namuose, reiškia tai rodo, kad aš sergu. Galbūt jūs pripratę į ligą žiūrėti kaip į simptomatiką, kai jau yra simptomai, ten temperatūros, visokie spuogai, augliai, dar kažkas. Čia jau yra rezultatas. Čia jau yra arba sveiksi, arba pradės kūnas sveikti, arba išeisi. Ir jūs žinot, kad kūnas serga nuo ego. Kūnas gyja nuo kūno proto, kaip gyvūno. Ir tam, kad kūno protas galėtų daryti gyjimo procesą, kas jam yra visiškai natūralu, jo neturi užgožti ego. Reiškia, mes turim būti visą laiką sąmoningi. Su visais, bet dabar ir kalbėsiu apie pyktis, agresiją. Aš ginčijuos. Aš noriu kažką karštai įrodyti, nes aš teisus. Palaukit. Ir nuo to aš visas išsiberiu spuogais. Kur čia gėris? Arba nuo to man sustoja širdis, arba kraujagyslės pradeda kimštis nuo vat šitų visų dalykų. Tiesiog turi tapti sąmoningi ir suprasti. Viskas, kas vyksta su manim, vyksta todėl, kad mano ego šiuo metu yra piktas. Ir man tas pats. Kas prieš mane, dėl ko prieš mane, kas čia vyksta, ar aš teisus. Vat turit iš tikrųjų sustoti tą momentą ir nutarti. Ar jūs tikrai norit sirgt? Ir jeigu nenorit, keiskit. Keiskit tą pačią sekundę. Keiskit, nutilkit, nueikit. Žiūrėkit, kas darosi. Išsirėkit kažkur. Pripažinkit. Pripažinkit, kad su manim yra negerai. Su manim dabar yra negerai. Jeigu jūs nenuėjot iki tol, kol supykot šalin, reiškia, jūs nepažinot, kad čia yra ne tas, su kuriuo jums reikia bendrauti. O jeigu nepažinot, reiškia, pripažinot, kad jums reikia bendrauti. Tai būkit malonus, susivokit, nebekaltinkit kitų, nebekaltinkit aplinkybių, nebekaltinkit tėvų, nebekaltinkit auklėjimo, valdžios ar dar ko nors. Viskas, kas vyksta, vyksta jūsų sutikimu ir jūsų leidimu. Tapkit sąmoningi. Tiesiog pažiūrėkit į blogį kaip į savo kūrinį. Kaip į savo sukurtą asmeninį kūrinį. Ir jeigu jis jums netinka, pradėkit kurti kitaip. Ir jūs pamatysit, kad nei gyvenimas, nei žmonės aplink, nei kažkokie tai dariniai jums neturi jokio poveikio. Jums turi poveikį tik tai jūsų vidus. Tai va dabar, kai vyksta toks didingas procesas
ir viskas iškyla į viršų, viskas pasimato. Jūs turit puikią progą. Net tie, kurie, sako, kad, oi, žinot, aš netikiu, kuom netiki, neaišku, bet netikiu, tai čia yra prieštarukai, aš juos taip vadinu. Kad tik prieštarauti. Ir tuo netikiu, ir anuo netikiu, viskuo, kas nors teigia, arba jų nesupratimu. Tai ir tiem sakau, susipurtikit, pasižiūrėkit į savo gyvenimą, pasižiūrėkit į save, pasižiūrėkit į savo jausmus, pasižiūrėkit į savo sergantį kūną, pasižiūrėkit į savo sergančią psichiką ir pradėkit keisti. Jūsų tikrai niekas neišgydys, jūsų niekas negydys, jūs nugydys. Todėl, kad nėra taip sutverta, kad kas nors galėtų mano valią sirgti, pažeisti. Tai labai visiems linkiu šito laiko, ilgųjų naktų laiko, kai yra labai labai daug vis dirvos apmąstymui. Ir ne tik apmąstymui, o keitimui savo elgesio, keitimui savo jausmų. Net jeigu reikia save priversti. Tiesiog imkitės daryti, imkitės keisti save, ne kitus, ne kitiem pamokslauti. Tai nieko neduoda. Tai yra visiškai tuščia, visiškai bereikalingas jėgų švaistymas. Tiesiog imkitės savęs. Ir pamatysit, jums pasidarys įdomu. Taigi, linkiu gero laiko su savim. Gero rimto laiko su savim.